Dabar dar savo modelyje norėčiau matyti kažkokius ryšinius elementus, tai tarkim iš plieninių elementų pasirinku strypo braižymą, pasirinku koks tai bus elementas, tai bus tarkim paprastas strypas. Kas tas paprastas strypas, tai čia yra projektavimo parametrai, jo klupumas, ar jisai tikrinamas iš plokštumos, ar įlinkiai tikrinami, ar jisai planai sienis, ar sudėtingas skersvės, ir visi kiti projektavimo parametrai. Tai čia tarkim galiu susikurti savo, tai yra pavyzdžiui ryšiai. Ir tarkim man nereikia, kad ribotų tuos įlinkius, kad tikrintų. Čia ilgiai iš plokštumos po vienetą koeficientus palieku, kaip tikrasis ilgis, užsaugau. Čia savo jau parinktas, pasirinku strypus, iš kokių pas mane jie bus. Tarkim, bus iš kvadratinio 120 skersvėjo strypų. Prisidedu skersvį, jisai čia pas mane atsiranda ir nubrėžiu jo vietą. Čia pas mane dabar norėčiau, kad ne nuo pat pamato prasidėtų, nes jisai čia bus įlindęs, tai tarkim nusikopijuoju porą taškų į viršų per metrą. Nusikopijuoju porą taškų į viršų per metrą. 0,0,1. Execute. Čia nuo tų stripų nuimu. Nuo taškų nuimu atramas. Čia iš naujo dabar nusibraižysiu tos savo ryšius. Nuo čia iki čia, tarkim, ir nuo čia iki čia. Ryšiai turi turėti atlaisvinimus, šanieriškai pritvirtinti, tai pasirinku ryšių uždavimo komandą. Čia irgi pagal nutylėjimą yra užduoti, tai yra vienas galas standus, kitas šanierinis, vienas šanierinis, kitas standus. Čia iš esmės tas pats ir abu galai šanieriniai. Kas tie yra abu galai šanieriniai, tai yra užduota, matosi, kas čia pažymėta. Tarkim, aš čia pasivadinu ryšių šarnyrai, atlaisvinu tik tai plokštumoje skersvėjo, aplink savo ašį neleidžiu suktis, RX, palieku standu ir priskiriu tiems elementams. Dabar įsijungiu matomumą, kad matytųsi priskirti atlaisvinimai. Dabar matosi, kad jie priskirti, bet galima dar užsidėti, kad rodytų tokius kaip aprašymus. Tai yra xxx ir reiškia fixed, tai pirmą eina poslinkiai ir paskui momentai. Tai matos, kad rx dar laisvas, o ry ir z yra suvaržyti. Tai toks ryšių braižymas būtų, jos pasižymiu, nusikopijuoju, tarkim, į kitą pusę. Ir abiejose pusėse dabar pas mane ryšiai sudėti. Lygiai tas pats galėtų būti su rygeliais. Tai rygeliai irgi turėtų būti atlaisvinti. Čia pavadinimas gal nelabai tinka, bet galima sukurti ten rygelių atlaisvinimą šarnyrai. Tarkim, gal paskui aš sugalvosiu išjungti kažką ar
priskirti atskirai, tai galima ir kitą pavadinimą kitiems elementams susikurti. Tarkim, čia mano rygeliai. Pasižymiu ir priskiriu. Tarkim, čia pas mane ir daugiau tų rygelių yra. Aš galiu iš vis pasižymėti, tarkim, tam tikro tipo elementus. Pasižymiu pagal skerspjūvio tipą. Ir pas mane yra tarkim, šitie ryšiai, priskiriu jiems. Čia yra kiamančiam. Šitie taip pat turėtų turėti ryšius. Dabar visi rygeliai su ryšiais. Ir turiu įvestus ryšius ir turiu rygelius atlaisvintus visus.